Ne, dar ne, tikrai ne. Ne, pasakiau, kad ne dar. Na gerai, vasara baigėsi, atostogos baigėsi. Antras Lietuvos tūkstantmečio vaikų sezonas. Metas dirbti. Sveikas, Robertai. Sveikas, Žygi. Nu, kaip gyvuoji? Na, neblogai. Parodysi man savo mokyklą. Žinoma. Papasakosi apie save. Na, aš esu Robertas Venslova iš Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos. Laisvalaikiu lankau pramoginius šokius. Bei mėgstu fantastinę, nuotykinę literatūrą. O ir dar šiek tiek domiuosi graikų mitologiją. O mokykloje mėgstamiausi dalykai yra biologija, chemija ir istorija. Matėt, kaip jis šoka? Fantastika. Aš džiaugiuosi ir didžiuojuosi, kad esu jo mokytoja. Kodėl pramoginiai šokiai ir kiek laiko tu jau šoki? Na, iš pradžių mane paskatino mama, tačiau vieną mėnesį 2 pašoko ir paskui jau ėjau savo norų. Tiesiog ir jau šoko 4 metai. Nu, aš labai džiaugiuosi ir didžiuojuosi tuo, kad mokausi šioje mokykloje, nes joje mokėsi tokie garsų žmonės kaip Vincas Kudirka, Jonas Basanavičius, kalbininkas Jonas Jablonskis bei Lietuvos Respublikos prezidentas Kazys Grinius. Oho, jie visi buvo vienoj klasėje? Na, turbūt ne, tačiau visi mokėsi toj pačioj mokykloje. Tai tu gal turbūt norėtum tapti kaip Kazys Grinius prezidentu Lietuvos? Na, manau, kad tai būtų visai nebloga profesija. Ko palinkėtumėte jam žaidime? Žaidime susikaupti ir žaisti ir, aišku, laimėti. Štai toks šaunus vyrukas Robertas iš Marijampolės. O dabar vykstu į Vilkaviškį, kur mokosi dar vienas labai protingas 8-tokas Vytautas. Vilkaviškis, Marijampolė, apie 30 km. Geras oras, saulutė šviečia. Eisiu pėsti. Na ką, pagaliau esu Vilkaviškė, gal ir perlenkiau šiek tiek lazdą su tuo ėjimu. Bet ko nepadarysi dėl vaikų. Taigi, Vilkaviškėje mokosi ir gyvena dar vienas labai gudrus vaikas – Vytautas. Einu pas jį. Labadiena, mokytoja, aš ieškau Vytauto, 8-toko. 8-tokai, tiesa? Taip. Vytautas, štai Vytautas. Mergaitė, atsistok, labai pavargau. Prisėsiu. Na, sveikas, Vytautas. Dirbkit, mokiniai. Kaip gyvuoji? Gerai. Ar ėjai kada nors iš Marijampolės į Vilkaviškį pėsti? Ne. Tai žinok geriau ir nei. O dabar galim susipažinti su tavim? Taip, galim. Tai aš toj truputį dar. Na, einam. Viso gero, mokiniai. Aš esu Vytautas Šlentvytis iš Vilkaviškės Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos. Labiausiai mėgstu žaisti krepšinį, važinėti dviračiu. Ir taip pat mėgstu spręsti įvairius galvosūkius, ypač sudoku. Na, Vytautas yra labai išradingas, labai sumanus ir tikras vakarėlių liūtas. Jis dažnai būna šmaikštus, su juo būna linksma pabendrauti ir mes pažįstame jo 8 metus ir aš tuo labai didžiuojuosi. Vytautas yra sportiškas, pažįstu gal jau nuo 3 klasės. Kartu sportuojam krepšinį, visada einam į lauką jį pažaisti. Esi ne tik tai labai protingas, bet ir labai sportiškas vyrukas. Tai taip. Su dviračiu lakstai į mokyklą kiekvieną rytą? Ne, mane yra labai toli, tai ir pėsčias nueinu. Šaunus berniukas, puikus berniukas, kietas vaikinas. Mūsų Suvalkyje labai garsi poetais ir rašytojais, o dabar aš matau ir labai protingais vaikais. Mokslai sekasi gerai, labiausiai patinka kaip ir visiems kūno kultūra, taip pat matematika, geografija. Koks tavo 7 klasės vidurkis? 9,9. O, tai kas sugadino, kodėl ne 10? Darbai, technologijos. Kiek 9? Taip. Tai nemoki su plaktuku kalti?
Nežinau, tai ir moteriškų darbų. Ten reikėjo valgyti daryti, tai nelabai kaip sekėsi. Vytautai, Turkės sesės!